Visose Teslose yra integruota stovyklavimo funkcija. Todėl mes šiandien išbandysime, ar įmanoma miegoti Tesloje. Aišku, kad įmanoma. Nu, aišku, kad įmanoma, bet, nu, koks experiences reikia žmonėm perteikti. Sakyk, tugi neturi Tesla. Tugi neturi Tesla. Taip, bet turi, mano mama. Važiuojam pasiimt. Ką daryti, jeigu susipyks ir tave išvaro iš namų? Ką daryti, kad taupyti elektrą? Jo, išjung šviesas greičiau, kol neprisuko skaitliukas. Dar noriu greitai pasakyti, kad Pildikas dovanoja Xiaomi Mi Robot išmanųjį konstruktorių kažkuriam vienam iš jūsų Pildikų, kuris gaus per lapkričio mėnesį 5 € arba didesnį papildymą iš Tele2. Pavyzdžiui, jūs esat Pildikas, jūsų mama arba tėtis yra Tele2, paprašykit, kad jie jums papildytų sąskaitą 5 arba daugiau eurų iš savo abonemento ir jūs pretenduosite laimėti Xiaomi Mi Robot Builderį. O jeigu jūs jo nežadat konstruoti, tai bent jau bus pasirūpinę viena kalėdinė dovana. Čia dar turėčiau pasimti čiužinį šitą. Per viršų. Pameni kaip per viršų buvo. Leidžiu. Andriukai, gyveni gerai? Gerai, man kaip tu. Atnešiau. Gerai, mašiną pasiėmėm, liko tik pernakvot realiai. Pasiėmėm kaldrą. Realiai aš transferinu lovą į mašiną. Nepatogu negali būti, žinai. Kuprinė būtiniausių daiktų. Keista, kad dabar yra 1:30 nakties ir tik pradedu dabar filmuoti. Aišku, su viena ranka netyčia paspaudžiu ir pirmą ir -1. Reiks laukti. Labadiena, man čia nereikia. O kodėl dar liftuose nėra, kad gali atšaukti, jeigu netyčia ne tą paspaudi? Nesuprantu. Atėjau iki mašinos ir pamiršau mašinos raktą namie. Ir nežinau, kur padėti kaldrą, nes visur purvina. Kol kas nekokia pradžia. Palikau mašinos raktą. Gerai, įmetu pagalvę, kaldrą, kuprinę, bagažinę. Žiauriai tikiuosi, kad manęs nieks nenužudys šiąnakt. Čia šiaip yra visai vietos nemažai, bet aš labai nenoriu kažkur tarp, kur daug yra mašinų, nes po to ryte važiuos žmonės į darbą ir tiesiog ateis prie mašinos ir matys, kad aš miegu viduje. Nežinau, kur pasistatyti mašiną geriausia būtų. Nu, gerai, neradau geresnės vietos, čia tarp kažkokių mašinų. Auto parking engage. Net nereikia, žinai, nieko daryti. Prisiparkuoji. Iš mašinos išlipti nereikia, galėti mėgoti iš karto. Pasiėmiau šiaip žiauriai storą čiužinį, tai daug mažiau vietos yra dabar tarp čiužinio ir stogo. Einu pažiūrėsiu, kaip čia galiu įsikurti dabar. Einu savo, kaip kietai. Čiužinys yra belė kaip minkštas. Čia yra realiai čiužinys tiesiog nuo lovos. Mano tėtis nusipirko naują čiužinį, tai dabar tiesiog aš šitą pasiėmiau iš jo. Tada čia viršui yra langas. Dabar kol įjungta šitą kamerą šviesa, tai tiesiog matau reflectioną. Bet čia šiaip tai galėčiau matyti žvaigždės netgi. Čia perfect romantic car. Gerai, reikia dabar susisetapinti visą savo gyvenamąją dalį. Pasiėmiau Nintendo Switch. Kodėl šlapės? Išbėgo vanduo. Ne, neišbėgo. Turiu vandens, jeigu norėsiu atsigert. Tada pasiėmiau rankšluostį su šepetuku ir dantų pastą, kad įsivalyčiau dantis. Tada pasiėmiau čia tokių lempučių, kad įsikurt jaukiau. Ir lemputėm paėmiau batarkę. Pliam, reikia gal išjungti mašinos šviesas. Exterior lights off. O, išjungiau. Tai dabar įjungiu camp modą. Car will stay on until battery reaches 20%. Ir dabar yra prieš man atvarant 71% mašinai. Tai pažiūrėsim, kiek procentų bus, kai atsikelsiu iš ryto. Nes čia dabar sirkuliuos oras, kad galėčiau kvepuot. Ir galiu nustatyti temperatūrą, kokią noriu. Tai padarykim 21 laipsnių. Tai čia turiu tokias lemputės. Išsilupau iš ten tokios dovanos. Jeigu aš jas galėčiau atpainiot, galima čia būtų pasidaryti jaukią palapinę. Pavyzdžiui, mašiną daug lengviau susetapinti miegojimui negu palapinę. Tiesiog įdedi čiužinį, daug vietos, patogu, šilta. Dar čia yra camp modas, tai neuždusi, nes cirkuliuoja oras kažkaip. Kaip čia tas lemputės atpainiot? Ho, veikia, bet vis dar supainiota. Dabar bandžiu atpainiot ir nutraukiau juodą laidą. Va čia toks juodas laidas. Jeigu suliečiu, šviečia. Patraukiu, nešviečia.
Tai aš negalėsiu turėti lempučių šitų. Oh no, kaip būtų fainai. Nebent dabar laidas priliestas, dabar jos šviečia. Taip atrodo be lempos. Šiaip visai cute. Tai kol nepajudinsiu, tol jos švies. Aš galvoju, čia kažkaip gražiai pasidarysiu. Gaila nesigavo. Šiaip dabar, kai jungiau tą camping modą, tai taip žiauriai šviežias oras atrodo. Visi langai uždaryti ir oro netrūksta. Langai nerasoja. Tai good. Kol laidas liečiasi, visai gerai lemputės atrodo. Nice. Pereinu į saloną iš miegamojo. Pas mane čia 2 kambarių butas. Va yra salonas. Prašau, susipažinkit. Ir ten yra miegamasis. Kad nesušalti, įsijungsiu židinį. Židinio garsas yra, bet vaizdo kol kas nerodo. Va. Wow. Nice. Šiltas oras pro ventiliaciją eina. Labai fainas vakaras. Wow, negaliu patikėti. Šiaip šiek tiek esu išalkęs. Galvoju, niekur nevažiuosiu, nes čia mano kaip ir dabar yra tokia stovyklavietė. Tai galvoju, reiktų užsisakyti valgyt. Gerai, pažiūrim, ar dirba dar koks nors maisto atvežimas, kur telefoną palikau. Gerai, jau pasidarė karštą nuo to židinio, nusėmiau megztinį, o iš maisto šiaip yra visai nemažai pasirinkimų. Kebabai, pizza, kebabai, gruzdinti koldūnai. Ką galėčiau čia užsakyti? Ką, čia kažkokios lempos visokios junginėjasi, man baisu, kad mane žmonės žiūri, ypač kai aš įsijungęs tą lempą. Tikiuosi, kad kurjeris nebus koks nors plėšikas, kuris norės apiplėšti ir pavogti mano mašiną šitą. Ką, aš ausiu kebabą lėkštėje, nes turiu laiko čia. Dabar man reikia įrašyti adresą. Aš nežinau, koks čia adresas iš tikrųjų. Būsiu mašinoje, raudona Tesla. Jeigu užsienietis dar bus delivery guy, I'll be in the car, red Tesla. Įdomu, dar dirba kokie kurjeriai tokią valandą. Įdomi bus reakcija. Kol aš čia viskas setapinau ir užsisakiau valgyti, praradom jau 2% mašinos. Tai viskas ok, už 12 minučių turėčiau gauti savo orderį. Wow. Žiauriai greit. Židinukas dar pučia, bet aš dabar jį išjungiu, nes biški nuobodu darosi. Tai galima čia dar yra suinstalinti visokie žaidimai. Va, šitas žiauriai geras. Žiūrėk, kažkas žaidęs. Šitas žaidimas žiauriai trendino, kai buvau mokykloje. Nelabai kas pradžioje mokėjo žaisti jį, o po to išsiaiškinom, kad tiesiog viską reikia stumti į vieną kampą. Oh my god, atvažiuoja kebabas su pliusu, jis ieško manęs. Čia. O, dabar atneš valgyt. Hi. I'm camping here. Yep. Thank you. Bye. Taip ir galvoju, kad užsienietis bus, nes dažniausiai lietuviai tokiu metu nedirba. Nu bent jau iš mano experience'o. Jeigu vėlai užsisakai, tai dažniausiai bus užsienietis. Bet žiauriai kietas bitches. What's up, bro? How you doing, bro? Kebabas iš karto. Aromatas per visą mašiną. Tikiuosi po to camping modą sugebės išfiltruoti šitą kvapą. Pala, persėsiu gal į keleivio sėdynę. Čia daugiau vietos turėsiu valgyti, nes vairas netrukdys. Oh my god, kiek padaža. Toks kebabas. Oh, no. Neturiu įrankių. Oh no, tai kaip man reiks valgyti? Su rankom tipo? Ką žinau, nėra pats geriausias kebabas. O su kol man įrankių neįdėjo. Tai su rankom valgysim. Skemas. Kokią nesąmonę. Kaip man valgyti dabar? Nei įrankių, nei servetėlių neįdėjo. Wow. Skanaus, taip sakant. Šiuo man tavo pats blogiausias maistas yra, kurį galiu valgyti 2:30 nakties. Pavalgiau. Žinot, yra su kebabais kaip. Kai pradedi valgyti visai skanu, bet po to pradedi persivalgyti ir tada pasidaro bloga. Tai key thing su kebabais, niekada nepersivalgykit. Geriau mažiau suvalgyti, negu kad po to būtų bloga. Reikia nusiplauti rankas. O jeigu dabar atidarysiu duris, išsijungs židinys ir camp modas ar ne? Neišsijungia, bet užsidegė šviesos ir rankenos išlindo. Iškia rankas nusiplaunu. Oi, kaip laukia šalta. Brr. Gerai, gali dabar išjungti lempas ir rankenos atgal suskleist. Please. Ne, rankenos vis dar išlindusios. Ką daryt? Lock the car, please. Kaip užlockint mašiną? Open. Vent. Ne. Lock. Gerai, užsirakinau. Nieks nespėjo įeit. All good. Vėl, labai baisu, man atrodo, kad kažkas čia pajuda ir eina. Tai ką, įsirengiam savo kemperiuką, pavalgiam, židinys užkurtas,
dabar beliko išsivalyti dantis ir eiti atsigult. Negaliu išspausti. Žinot, kai lieka tiek mažai pastos, ką jūs dar tada išmetat, prakerpat, ar tada bandot visokiausiais būdais išsispaust pastą, nes vis tiek į parduotuvę einat ir pamirštat nusipirkti. Ok, išsivalai dantis. Lock the car, lock the car, lock the car. Ok, užsirakinau. Aš einu į savo miegamąjį. Šiaip dar sugalvojau, galima sėdynės patraukti į priekį. Tai bus daugiau vietos man ten. Nešviečia mano cozy lempos. O, cozy lempos back in the game. Šitą galim išjungti. Čia galėtai net karšta jau darosi. Dabar yra šiam 8%. Einu atsigulsiu, atrašysiu keletą e-mailų, pasiėmiau laptopą, pagulėsiu šiek tiek ir jaučiu reiks eit miegučio. Bet tas karštis nuo priekio, kur pučia, neateina iki pat galo bagažinės, nes čia realiai aš dabar esu bagažinės vietoje. Tai čia yra šiek tiek šalčiau. Nes dabar man kojom šilta, o galvai šalta. Galvoju, gal vis dėlto reiktų apsisukti man ir galvą dėti į tą pusę, o kojas į šitą. Ir nusprendžiau nesitraukti laptopą, nes būtų labai nepatogus laptopų, tai visus darbus pabandysiu padaryti tiesiog per telefoną. Šiaip žiauriai kietai čia gali tiesiog gulėti ir tada hop, paspaudi ant telefoną ir pradeda grot muziką per visą kemperiuką. Atrašiau e-mailus, kuriuos turėjau atrašyti šiandien, tai atrašiau naktį kaip visą laiką. Manau, kad galėčiau eiti jau miegot. Nežinau, man taip nesinori miego mašinai. Nežinau, kaip aš jau užmigsiu. Šiaip max patogu yra. Va tai va festivalį nuvaryti, tik aišku lemputės gražiau kaip nors susikabinti. Atsiguli savo, žiauriai cozy, tenai šildo, tada tie visokie židinio garsai aplinkui. I love it. Kaldrava. Nu ir ką, manau kol kas tiek. Dabar kiek žiūrėjau, yra 68% baterijos ir dabar yra po 2:58 ryto. Tai manau eisiu jau miegot. Turėtų ryte pradėti labai šviest pro šitą langą, nes čia tiesiog yra langas per visą. Tai manau, kad nuo šviesos turėčiau anksčiau atsikelt negu įprasta. Šiaip norėčiau išjungti iš visą ekraną, bet nežinau ar įmanoma. Išjungiu savo lemputės šitas, kad čia netrauktų dėmesio nereikalingo žmonių. Hop, lengvas svičas toks, laidą patraukė. Labanaktis, susimatysim iš ryto. Kažkas pravažiavo. Kažkas pravažiavo ir sustojo tenai gatvėje, matau per lango reflectioną. Jaučiu reikėtų ant ekrano pasijungti ne židinio, o galinę kamerą. Galėčiau matyti, kas vyksta iš galo. Gerai, išvažiavo. I'm good. Uždengiau taip, kad jeigu ką čia eitų žmonės ir nematytų, kad čia kažkokia nesąmonė. Ir reiktų ir tą ekraną uždengti su kažkuo. Ir kad pasiėmiau savo Nintendo Switch. Va, uždengiau tą ekraną, uždengiau šitą ekraną, bet persišviečia vis tiek. Vis dėlto nusprendžiau iš viso išjungti židinį, nes jis tenai žiauriai stipriai kaitina, man atrodo tiesiog ant Max Heat yra užstatyta. Sugalvojau apsisukti kitą pusę, dabar ten yra bagažinė. Čia dar kietai turiu tokią palangę, galiu pasidėti telefoną, kamerą. Ok, labanakt, susitiksim rytoj, iš ryto. Iškart tik atsikeliu, iškart pradedu filmuoti. Bye. Labas rytas. Neįsivaizduoju kiek valandų. Bet 28 ryte. Visai anksti šiaip. Šiaip visai gerai pamiegojau. Visgi daugiau niekaip negaliu užmigti ir daugiau pamiegoti. Nes girdžiu aplinkui visą šurmulį. Čia mašinos dabar važinėja, žmonės vaikšto visokie aplinkui. Man atrodo, visi žiūri čia pro langus. Tai biški nefainai. Šiaip būtų visai kietai kažkokios užuolaidėlės, bent jau ant priekinių langų. Overall patogiai pamiegojau nuo 3 nakties iki 7:06. Tai beveik 5 valandas. Kai paprastai miegu kokias 8-9. Op. Sveiki. Žiūrėkit, dar liko šiam 2%. Tik tais 5% praradau per visą miegojimą. Tai žiauriai nedaug. Camp mode dismiss. O tai kurį dabar čia spausti? Ai, tiesiog paprasta. Negaliu patikėti, aš galvoju liks kokį 30%. Ir dabar tiesiog galiu toliau kažkur važiuoti į kitą lokaciją. Tai va taip, jeigu vienas keliauji nuo chargerio iki chargerio ir taip pat gali miegoti kažkokiose vietose. Kokies? Aš vis dar nustebęs ir jaučiu žiauriai atrodo, ką tik atsikėlęs, jo? Jeigu norit, kad pabandyčiau properly campint su šitą mašiną miške, tai parašykit komentaruose. Surenkam 8000 laikų ir padarau tokį video. Nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalą ir susitiksim jau kitam video. Jaučiu varau dar namo pamiegot biškį.